Šiame video kalbėsime apie negatyvios energijos savybės, pasiaukojimą ir kompromisą. Negatyvi energija - pasiaukojimas. Ypač auklėjimo ir šeimos santykių srityje pasiaukojimas dažnai laikomas teigiamu ir kilniu dalyku. Žinoma, pati aukos sąvoka reiškia trūkumą, o ne gausą, ir todėl sukuria atskirti nuo mūsų dieviškosios saviraiškos. Mintis, kad turime aukotis dėl kitų ir gauti mažiau nei trokštame, arba galvodami, kad priimdami stoką sukursime gausą kitam žmogui, yra energetiškai nelogiška. Jei renkamės pasiaukojimą ir tokia energija prisidedame prie pasaulio, tavo pasirinkimas aukotis negali sukurti didesnės gausos niekam kitam, ypač tau. Deja, pasiaukojimas pritrauks dar daugiau aukojimosi situacijų. Negatyvi energija - kompromisas. Ypač intymių santykių srityje kompromisas paprastai laikomas raktu į santykių sėkmę. Žinoma, nerašyta taisyklė, kad santykiuose dėl meilės žmonės pastoviai turi prieiti kompromisą, nes abu negali turėti visko, ko nori, energetiškai sukuria atsiskyrimą nuo mūsų dieviškojo sielos plano. Tačiau visuotinai priimta socialinė norma yra ta, kad mes toleruojame apribojimus, taikomus tam, kad išlaikyti santykius. Tai reiškia, kad dėl santykių aš negaunu to, ko noriu, ir tu negauni to, ko tu nori. Kaip tu manai, kokią energiją pritrauksi atgal į savo gyvenimą? Taip, daugiau trūkumo ir kompromiso, negausi to, ko nori. Taigi mūsų visuomenėje priimta, kad pirmoje vietoje yra santykiai, o tik paskui mes. Deja, taip esame sąlygojami nuo pat mažens. Tikėkime, kad pamažu galės išsivaduoti iš šių negatyvios energijos mainų. Tai tik kelios dažniausiai pasitaikančios negatyvios energijos savybės. Jų tikrai yra daug daugiau. Visos negatyvios energijos savybės skatina priklausomybę ir poreikio iliuziją. Taip pat atskiria mus nuo mūsų dieviškumo. Galiausiai negatyvią energiją galima lengvai atpažinti pagal tai, kad ko nors norime iš kito žmogaus, bet taip pat ko nors norime kitam žmogui. Beveik visada esame suinteresuoti kieno nors kito pasirinkimais, kai tie pasirinkimai turi įtakos mums. Nuo noro, kad sutuoktinis sudėtų indus į indaplovę, iki vilties, kad mūsų vaikas baigs koledžo, iki noro, kad kaimynas susivežtų savo šiukšliadėžes į garažą. Mes nuolat norime iš kitų ir dėl kitų. Kai mums veikia kito žmogaus pasirinkimai, beveik visada esame prisirišę prie kito žmogaus veiksmų ir aišku, juos teisiame. Kiti žmonės paprastai taip pat nuolat nori kažko iš mūsų arba kažko mums. Tiesą sakant, jei niekas nieko nenori iš mūsų arba dėl mūsų, galime jaustis nemylimi arba nesvarbus. Tačiau iš tikrųjų tai yra geriausias besąlygiškumas. Mes taip pat kuriame negatyvią energiją, kai darome tai, ko iš tikrųjų nenorime daryti. Juk tai yra pareigos, gėdos, kalties jausmas ir panašiai. Esmė yra ta, kad šie jausmai skatina mus atlikti veiksmus, kurie iš tikrųjų nėra autentiški mūsų dieviškai saviraiškai. Jei iš tikrųjų norėtume kažką pasirinkti, toks pasirinkimas visiškai nerezonuotų su tarnavimu, kalte, gėda, lūkesčiais ir panašiai. Jei jaučiame, kad turime arba privalome kažką daryti, dalyvaujame negatyvios energijos mainuose. Štai taip negatyvios energijos savybės yra lengviausia atpažinti gyvenime. Ačiū, kad žiūrėjai ir tikiuosi tau patiko šis video. Ir susitiksime sekančiame.